sparnais, tavo globoj ir tavo rūpestyje dėl mūsų. Mes lenkiamės prieš tave šį rytą ir dėkojame tau, kad tu sumastei šitą nesuvokiamą dalyką. Turbūt joks šio pasaulio valdovas, ar karalius, ar imperatorius, jisai nesugalvotų paaukoti savęs ar savo sūnaus dėl savo pavaldinių. Bet kurdamas šį pasaulį ir matydamas, jog žmogus nuo tavęs nusisuks, tu jau suplanavai jį išgelbėti. Išgelbėti savuosius. Kad mes turėtumėm viltį, turėtumėm amžinybę su tavimi. Kartu tu Viešpatie, gimdama žmogumi, atskleidėjai, o kokia iš tiesų yra dangaus karalystė. Kad ji nėra kūno jėgoj, ji nėra žmogiškoj jėgoj. Ji yra nuolankume, meilėje ir tarnystėje vienas kitam. O kaip tai skiriasi nuo to, kaip mąstome mes ir kaip galvojame mes. Todėl meldžiu Viešpatie ir savo, ir bažnyčiai. Meldžiu, kad nuo mūsų akių nepasitrauktų ši žinia. Galybių Dievas turėjęs visą šlovę ir didybę, tapo mažiausias, kad patarnautų. Ne, mes to negalime suprasti. Mums reikia daug pastangų. Mums reikia širdyje uždegtos šviesos, kad mes suprastume, ką tai reiškia. Tavo dvasios Viešpatie. Todėl meldžiame ir prašom tavęs šventosios dvasios, kad šį rytą klausydami mes girdėtume tavo žodžius. Ir iš čia išeitume nepamiršę jų, bet juos apsvarstydami kaip Marija savo širdyje ir leisdami jiems keisti savo gyvenimus, savo nuostatas, savo pažiūras, nuomonę, mintis ir mūsų darbus. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Labas rytas. Ačiū labai. Gera būti bažnyčiai šį rytą, šlovinti, garbinti Viešpatį, aukštinti jį. Ir aš taip pat prisidedu prie visų sveikinimų ir su Kristaus gimimu brangieji, su jo gimimu ne tik šiame pasaulyje, bet ir kiekvieno mūsų širdyje. Nes tai yra be galo svarbu. Jeigu jis nebūtų gimęs ir mūsų tamsoje, mes neturėtumėm šviesos ir nematytumėm to didelio kontrasto tarp šio pasaulio ir to, kuris dar ateis, tarp dangiškojo pasaulio. Ir šiandien, minėdami Kristaus gimtadienį, mes turime atsiminti vieną mano pasakotą istoriją, kuri iš tikrųjų, visas šis mėnesis niekaip iš mano širdies neiškrenta ir vis verčia mane ieškoti, kągi čia tas autorius norėjo pasakyti. Ir ta istorija yra apie beždžionėlę ir žuvytę. Atrodytų, prie ko čia Kristaus gimimas ir beždžionėlė bei žuvytė. Beždžionėlė išgelbėjo žuvytę iš audros, padėjo ją ant kranto ir galvodama, kad padarė gerą, nuėjo gyventi savo gyvenimą. Bet žuvytė iš tiesų nugaišo.
Ir iš esmės, čia yra vienas labai paprastas dalykas, ko beždžionėlė nepagalvojo. Jeigu beždžionėlė būtų tarno širdies, kaip Kristus, ji būtų atėjusi ir paklaususi, kaip tau padėti. Bet kadangi beždžionėlė tik galvojo, kad yra tarnas ir manė, kad yra tarnas, ji darė tai, kas jai atrodė teisinga. Nes tarnas, brangiai, niekada nedaro tai, kas jam atrodo teisinga. Tarnas daro tai, ko reikia, kas jam liepiama padaryti. Ir Kristus gyvendamas pasaulyje tarp žmonių ir norėdamas atskleisti dangaus karalystės realybę, visada minėjo vieną svarbų dalyką. Aš nieko nedarau iš savęs. Aš nieko nedarau iš savęs. Tai, ką darau, tai man tėvas liepė. Aš darau darbus, kuriuos liepė mano tėvas daryti. Iš esmės, Dievas, kuris buvo šlovingiausias ir kuriam visiškai nieko netrūko, jis tapo niekuo. Niekuo. Ne tik, kad apreikštų, kokia yra dangaus karalystė, bet ir parodytų, kokiomis širdimis Dievo vaikai turėtų gyventi šiame pasaulyje. Aleliuja. Į tai ir pasižiūrėkime, paskaitydami Kristaus gimimo istoriją iš Luko Evangelijos. Praėjusį sekmadienį mes girdėjome įvadą iš Luko Evangelijos. Ir mums tarnavo Valdas. O šiandien mes atsiverskime Luko Evangeliją ir paskaitykime nuo 2 skyrių, nuo 1 eilutės iki 20. Gerai? Su manim jūs? Kas turit kompiuteris, planšetės? Kompiuteris irgi galima atsinešti į bažnyčią. Jeigu tu ne žaidimą žaisi, bet skaitysi raštą. Telefonus ar knygą pačią. Paskaitykime. Luko 2, nuo 1 eilutės iki 20. Tomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovydo miestą, vadinamą Betliejumi, nes buvo kilęs iš Dovydo namų ir giminės. Jis ėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems ten esant atėjo jai metas gimdyti ir pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos svečių kambaryje. Tos apylinkės laukuose buvo piemenys, kurie budėdami naktį saugojo savo bandą. Staiga jiems pasirodė viešpaties angelas ir juos apšvietė viešpaties šlovė. Jie labai išsigando. Bet angelas jiems tarė, nebijokite, štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė gelbėtojas, jis yra viešpats Kristus. Ir štai jums ženklas, rasite kūdikį suvystytą ir paguldytą ėdžiose. Staiga prie angelo pasirodė gausi dangaus kareivija, šlovinanti Dievą. Šlovė Dievui aukštybėse, už žemėje ramybė ir palankumas žmonėms. Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjosi, eikime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką viešpats mums paskelbė. Jie nuskubėjo ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį paguldytą ėdžiose. Pamatę, jie apsakė, kas jiems buvo pranešta apie šitą kūdikį. Visi, kurie girdėjo, stebėjosi piemenų pasakojimo.
Marija įsiminė visus šiuos žodžius, dėdamasi juos širdin. Piemenys grįžo atgal, garbindami ir šlovindami Dievą už visą, ką buvo girdėję ir matę, kaip jiems buvo paskelbta. Ir iš tikrųjų perskaičiu šitą istoriją, būtent iš pirmo karto ir krinta tas didžiulis, į akis kontrastas tarp to, kad šis pasaulis yra visiškai kitoks nei anas pasaulis, iš kurio ateina Kristus, iš kurio gimsta Dievas. Jis yra visiškai kitoks. Tam, kad mums suprasti, koks yra tas anas pasaulis, angelams reikėjo uždegti šviesą. Piemenys, kaip mes, sėdėjo tamsoje. Jie rūpinasi savo užduotimis, jie tarnauja, jie dirba, jie gyvena. Bet jie gyvena kažkokioj kitoj aplinkoj, kuri visų savimi uždengia tą tikrovę ir realybę, kokia iš tiesų yra. Žmonės nemąsto apie dangų, jie nemąsto apie amžinybę, jie net negalvoja, kad šis pasaulis turi kūrėją, kuris sumanė viską ir viską tiksliai vykdo. Reikia, kad kažkas uždegtų šviesą, kad mes pamatytume, jog brangiai šio pasaulio siekiai, šio pasaulio žmonių troškimai ir norai yra visiškai netokie kaip Dievo. Kiekvienas iš mūsų mes svajojame, iš esmės svajojame apie karaliaus mantiją. Mes norėtumėm užsidėti karaliaus mantiją. Mes norime būti svarbus, norime būti kažkuo, pasiekti, padaryti, būti kažkuo. Tuo tarpu Kristus gimsta tam, kad nešiotų skurdžiaus tuniką. Ir tuo kažką nori pasakyti. Kiekvienam iš mūsų. Aleliuja. Šitas mažas kūdikis gimė į pasaulį tam. Apaštalas Paulius pasakys 1 Timotiejaus 3:16, kad Dievas būtų mums apreikštas kūne. Kad mes žiūrėdami į jį, į Kristų, pamatytume, koks yra Dievas. Aleliuja. Koks iš tiesų yra Dievas. Taigi, brangiai, laikydamės iš tos minties, po truputį žiūrėkime į raštą, į tai, kas parašyta. Taigi, kokie buvo tai laikai? Kokie čia buvo laikai? Ir mes skaitome, kad laikai buvo istoriniai, tai tikra istorija, tai nėra išgalvota istorija. Tai nėra istorija apie bet kurį šio pasaulio vaiką, kurio laukia tėvai ir myli tėvai ir ruošiasi jo laukimui, jo gimimui. Ši istorija yra kitokia, ji ypatinga, bet tai tikrovė, tai neišgalvota. Nes štai Lukas rašo, tomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Iš tikrųjų, brangieji, jeigu pažiūrėti platesnę, didesnę istorijos dalį, mes turime pamatyti, kad tai buvo tobulas laikas gimti Jėzui. Tobulas laikas. Žydai prarado savo laisvę. Jie jau labai daug metų, keli šimtai metų vergauja svetimoms imperijoms. Ir mes matome, kaip Asirijos imperija, kaip Babilonas,
kaip Persija, toliau Graikija, toliau pati Roma, ji valdo šitas žemės ir bando šitą tautą kažkaip tai, sutramdyti. Šitos imperijos, kai mes žiūrime į istoriją, jos buvo be galo didingos. Kuo? Savo kultūromis, savo pagonybę, šventyklomis, filosofija. Jos apdainuotos poetų ir aprašytos įvairiausių rašytojų, jų didybė iškelta virš dangaus. Iškelta virš dangaus. Ir kai mes dabar randame ir atkasame tai, kas tuo metu buvo rašoma apie tai, tai buvo kažkas wow. Kažkas wow. Kiekviena imperija yra Dievo atstovė šitoj žemėje. Štai kokia yra jų ambicija. Būti svarbiausiu, būti didžiausiu ir visa kuo, net kultūra, net raštyje, mintimi ir daugeliu kitų dalykų. Bet apaštalas Paulius labai tiksliai pasako 1 Korintiečiam 1 skyriaus 2 eilutėj labai svarbią mintį. Ir visa ta didybė bei išaukštinta savo pačių išmintimi, jie nepažino Dievo. Jie nepažino Dievo. Visi tie troškimai, visi tie norai, tas gyvenimas, ta pompastika, ji ne link Dievo kreipė, bet kreipė nuo Dievo. Kreipė nuo Dievo tolyn. Ir štai čia mes matom, pavyzdžiui, Romos imperatorių Gajų Oktavianą, kuris labai ilgai valdė, maždaug iki 76 metų savo amžiaus, asmeninio amžiaus, maždaug 9 metai prieš Kristų. Yra sakoma, tai yra karvedys, kuris pirmą kartą Romos senato yra pavadinamas imperatoriumi, Romos imperatoriumi. Ir po 2 metų jis yra pavadinamas Augusto. Ir tai yra titulas, religinis titulas, sudievinamas. Šitas žmogus yra sudievinamas ir Augustus reiškia šlovingasis, išaukštintasis, pati didybė, didesnės nėra. Kiekvienas ją pamatęs turi klauptis ir pripažinti, turi nusilenkti, turi pagerbti, netgi pagarbinti, jisai stato savo statulas, kad jas garbintų Romos užkariautos tautos. Kitas, dar vienas istorinis žmogus, kitas karvedys Kvirinas. Ir čia visai įdomu, kodėl čia Sirija pavadinta. Prie ko čia Sirija? Pasirodo, Palestinos žemės tuo metu, Romos imperijos užkariavo metu, Palestina, Izraelis, ji priklausė Sirijos kraštui ir todėl Kvirinas valdė kartu ir Palestiną, Izraelio žemę. Vėlgi didelis karvedys, kuris turi didelių pasiekimų. Bet, brangieji, nei vienam iš jų, nei tam didingajam Augustui, pašlovintajam, nei Kvirinui visai nerūpė, kad jų įsakymas be galo vargins vieną moterį, kuriai teks kelionėje gimdyti. Jiem net nerūpė tokis dalykas. Jiem rūpė suskaičiuoti savo žmonės ir pamatyti, kokią galybę jie valdo. Surašymas buvo tuo metu reikalingas tam, kad iš tikrųjų pamatytų, o kiek žmonių gyvena Romos imperijai. Taip pat, kad būtų galima pasižiūrėti, kiek yra tinkamų karui vyrų. Tinkamų karui vyrui, nes Roma nesustojo kariauti, jie ėjo toliau, jie norėjo daugiau žemių. Ir
Na, tam įsakyme Augusto surašyti yra pasakyta, surašyti visą pasaulį. O tas visas pasaulis tai yra Romos imperija, bet mes žinom, kad tai nebuvo visas pasaulis. Bet netgi šitais žodžiais yra keliama didybė, rodoma, kokie mes svarbus, kaip tai didinga. Ir brangiai, koks yra įdomus dalykas? Koks yra įdomus dalykas? Kad nei Kvirinas, nei Augustas, imperatorius, net nenumano, kad visą tai daro vykdydami Dievo valią. Jie net nesuvokia, kad šitas įsakymo išleidimas yra dangaus karalystės žemėje pamato padėjimas. Ar mąstėte kada nors apie tai? Nes jeigu ne šitas įsakymas, tai Marija būtų likusi Nazarete. Bet kadangi imperatorius išleidžia šitą įsakymą, pildosi raštas, pildosi Dievo apreiškimas, pildosi Dievo valia, kurią jis kalba Senajame testamente. Pavyzdžiui, Michėjo 5 skyrius, 2 eilutė. Michėjo pranašo, Michėjo 5 skyrius, 2 eilutė. Michėjas pranašas sako, o tu Efrata, be atliejau, nors esi mažas tarp Judo miestų, bet iš tavęs kils tas, kuris bus valdovu Izraelyje. Jo kilmė siekia pradžios laikus, amžinybės dienas. Pranašas išpranašauja, kad kūdikis turi gimti Betliejuje, Dovydo mieste, bet Marija Nazarete. Ką daryti? Reikia šitam išdidžiam ir didingam karaliui, kuris galvoja, kad jis turi visą valdžią ir viską valdo pasaulyje, įdėti į širdį norą dar labiau pasididžiuoti, suskaičiuoti žmonės ir pasigirti, kiek jų daug yra. Dievas, brangiai, viską valdo. Dievas savo apvaizdą valdo viską. Ir niekas šiame pasaulyje nevyksta be jo žinios. Niekas nevyksta. Mes turime taikos metą, mūsų kaimynai kariauja, bet ir tai nevyksta be Dievo žinios. Visas blogis, kuris kyla šiame pasaulyje, nėra Dievo veikimo priežastis, tai yra žmonių pasirinkimas, žmonių noras viešpatauti, būti didingais, svarbiais, galingais, užsidėti karaliaus mantiją, imperatoriaus karūną. Bet tarp viso to blogio, kuris vyksta, veikia ir Dievas. Pažiūrėkit, ką sako psalmistas 31 psalmė 15 eilutė. Tai matydamas, visą tai matydamas, kad Dievas viską valdo apvaizdos gale, jisai sako, tavo rankose yra mano laikai. Tavo Dieve rankose yra mano laikai. Gelbėk mane iš rankos mano priešų ir persekiotojų. Kas bevyktų, ar vyktų karas, ar taika, ar griūtis, ar statymas, ar badas, ar perteklius, kas bebūtų, psalmistas sako, viskas yra tavo valioje. Todėl čia mes turime išmokti labai svarbų dalyką. Kai mes nepatenkinti karaliais ir valdovais,
kai mes nepatenkinti gyvenimu, kai mums trukdo, susilaikyk. Susilaikyk, nes tai gali būti viešpaties veikimo padarinys. Ne tam, kad tave sumenkintų, bet tam, kad tave išmokytų kažko svarbaus. Pagalvok apie nėščią Mariją. Ar Juozapas su Marija nežinojo, kad reikės gimdyti? Nuo Nazareto iki Betlėjaus, sako, 100-120 kilometrų. Tai yra apie 5 paros kelionės. Jeigu keliauti maždaug po 8 valandas, turėti dar pietų sustojimus, įsivaizduokit, nėščia moteris sėdi ant asilo ir keliauja ir visada ant asilo. Aš tai nežinau, ką tai reiškia. Čia moteris ir gali pasakyti, ką tai reiškia. Bet aš manau, kad tai didžiulis iššūkis. Tai didelis iššūkis. Ar Dievas nežino, koks tai bus Marijai iššūkis? Ji po savaitės gimdys, 9 mėnesis nėštumo, ji gimdys ir jai reikia keliauti. Bet jie keliauja. Jie vykdo nurodymą. Jie daro tai, kas privalu daryti. Vestminsterio tikėjimo išpažinimas labai gausiai aiškina, kas yra Dievo apvaizda. Mes apie tai iš vis bažnyčiose nekalbam. Mažai paminim. Bet visko aš neskaitysiu, bet keletą minčių. Štai kas čia yra sakoma. Dievas sukūręs viską ir palaiko. Jis nukreipia, rūpinasi ir valdo visus kūrinius, netgi veiksmus ir reiškinius. Nuo didžiausio iki mažiausio, tobulai išmintinga ir šventa savo apvaizdą, pagal neklystamą išankstinį nustatymą ir laisvą bei nekintamą savo valios nutarimą. Jo išminties, galybės, teisingumo, gerumo ir gailestingumo šlovės gyriai. Viską valdo, viską kontroliuoja. Ir mes neseniai turėjome pokalbį su jaunimu apie blogį ir čia netgi ir tai yra paminėta 4 daly. Dievo apvaizda apreiškia jo visą galybę, nesuvokiamą išmintį ir begalinį gerumą bei apima net nuopuolį. Ir visas kitas angelų bei žmonių, visas kitas angelų ir žmonių nuodėmės. Šios nuodėmės ne tik, kad Dievo leistos, bet ir numatytos. Jas ribojant ir kontroliuojant jo išmintimi bei gale dėl jo paties šventų tikslų, tačiau nuodėmingumas kyla iš kūrinijos, o ne iš švento ir teisaus Dievo, kuris nei skatina, nei pateisina nuodėmių. Ir čia toliau bus pasakyta, kad viskas, kas vyksta krikščionio gyvenime, Dievo vaiko gyvenime, yra ugdymas, mokymas tam, kad jis pažintų, koks yra Dievas. Aleliuja. Atrodytų paprasta buitinė situacija. Bet ją iššaukia imperatorius, šio pasaulio valdovas. Ir net nenutuokia, kad šituo įsakymu jisai padeda pamatą dangaus karalystės atsiradimui žemėje. Nes dėl to Nazarete, ne Betlėjoje, ne Nazarete, Betlėjoje gimsta pats Dievas, karalių karalius ir viešpačių viešpats. Aleliuja. Aleliuja. Saliamonas yra pasakęs tokį išmintingą dalyką mums, Ekleziaste.
Ekleziasto 5 skyrius 7 eilutė. Jisai sako, aukštą stebi aukštesnis. Paklausykit, jisai sako, aukštą padėtimi stebi aukštesnis už jį, o virš jų dar aukštesnis. Ekleziasto 5 skyrius 7 eilutė, o virš jų dar aukštesnis. Ir kaipgi gimė Kristus? 5-7 eilutės Luko 2 skyriaus. Aš atsimenu, kai mes laukiam Manto ir Eriko gimstant. Aš atsimenu, kaip mes ruošiamės. Aš atsimenu, kaip pirkom lovytę Manto, paskui Erikui reikėjo tą pačią lovytę, mes surinkome ir aš nudažiau balta spalva, kad ji būtų tvarkinga ir graži. Aš atsimenu, kaip mes pirkom patalus, pirkom užtiesalus, pagalves, kaip mes netgi įrengėm užulaidėlę, kad kūdikis miegodamas, jisai nebūtų pažadintas pro langą dvelkiančios saulės šviesos ar spindulių ir jis galėtų įsimiegoti. Aš atsimenu tą laukimą, aš atsimenu tos emocijas, aš atsimenu tuos dalykus. Ir mums visiems tai malonu, mums visiems tai gera. Bet Kristus gimsta ne mamos namuose. Kristus gimsta nelaukiamas. Jo tėvam dėl skurdumo, kur jie turi, net užeigoj vietos nėra. Atidaręs duris užeigos savininkas pamatė 2 skurdžius ir pasiūlė jiems gyvulių tvartelį apsistoti. Nes ten dar buvo viena vieta, gal arklys buvo išvestas kažkur kitur, gal dar kažkas. Jis gimsta visiškai be visų tų dalykų. Ir padėtis sudėtinga, situacija skausminga. Jam nėra vietos žmonių širdyse. Jam nėra vietos šiame pasaulyje. Tai didelis skirtumas nuo mūsų. Apie kiekvieną gali tėvai papasakot, kaip jo laukė, kaip jo tikėjusi, kaip jį mylėjo, kaip svajojo. Dievas, kuris išnešiojo kiekvieną iš mūsų savo širdyje, dar prieš pasaulio sukūrimą, išnešiojo. Jis yra nepageidautinas šiame pasaulyje. Ir nepageidautinas daugelio žmonių širdims. Ir žinot, kas mane stebina labiausiai, būtent tai ir stebina, kad tas, kuriam nieko netrūksta, kuris turi tobulą bendrystę trejybėje, kuris sėdi soste ir valdo visus dangaus skliautus ir kareivijas, angelų didybę. Jis turi nuosavybę visą kūriniją. Prieš jį krenta vyresnieji ant kelių ir meta karūnas ir sako šlovingas, didingas, nesuvokiamos tavo idėjos ir mintys, kuriam nieko netrūksta. Jis rizikuoja savimi gimdamas niekuo šiame pasaulyje. Gimdamas ne karaliaus namuose, bet skurdžios šeimos namuose, kad nešiotų ne karaliaus mantiją, bet būtų tarnas žmonėms. Būtų tarnas žmonėms. Galėtų patarnauti.
galėtų padėti, galėtų išnešioti. Aleliuja. Va tai mane stebina. Aš į tai žiūriu dabar ir tai mane stebina. Aš negaliu suvokti, kad šita nuostata iš esmės yra priešinga net mano nuostatai, širdies nuostatai, vidiniai nuostatai. Nes kai aš įsivaizduoju, ką reiškia tarnauti, tai aš įsivaizduoju tą žmogišką šlovę, kad aš kalbu minioms, kad aš turiu įtaką, kad mano žodis įtakingas ir svarbus. Ir tai yra iš tos tamsos pasaulio, o ne iš šviesos pasaulio. Tuo tarpu Jėzus, jis visą tai palieka ir ateina tarnauti. Ateina būti niekuo. Ar jūs neatsimenat jo žodžių, kai jisai sako, ir didžiausias iš jūsų bus mažiausias. Netgi Biblijos pradžioje, aš vakar netyčia atsiverčiau, Biblijos pradžioje iš karto yra įdedama šita idėja, jau kalbant apie Kainą ir Abelį. Ir didesnis tarnaus mažesniam. Visa dangaus karalystė prasideda ir didesnis tarnaus mažesniam. Visas gyvenimo būdas, visi mūsų siekiai, mes turime suprasti jo šitą idėją ir didesnis tarnaus mažesniam. Jeigu jis nori gyventi dangaus karalystėje. Jeigu jis nori atstovauti Kristų, jo dvasią. Didesnis tarnaus mažesniam. Ar jums teko kada mąstyti apie tai, kaip tu įsivaizduoji tarnavimą? Ką reiškia tarnauti? Tarnauti niekada nereiškia, aš darysiu tai ir tai ir tai. Tarnauti yra, ką galėčiau padaryti, kad pasitarnaučiau. Jaunas žmogus, ir aš dar jaunas, galvoja taip, aš dabar tarnausiu Dievui, darysiu tai ir darau. Ir jei tu nesupranti, tavo bėdos. Bet tai yra iš tamsos pasaulio, tai ne iš dangaus pasaulio. Ir labai įdomiai, Čarlzas Railis labai įdomiai kalba ir sako, tarnavimas nėra darbai mūsų visų pirma, darbai tik po to. O tarnavimas iš tiesų yra mūsų prigimtis. O Elmeris, kitas autorius, sako, aš įtariu, kad Jėzus taip nusižemino ir gimė skurdžiumi ir niekuo tik todėl, kad Dievo prigimtis yra meilė, o meilės prigimtis yra būti tarnu. Kristus gimė būti tarnu. Kristus gimė tam, kad tarnautų. Ir dabar noriu, kad jūs atsiverstumėt Jono Evangelijos 13 skyrių ir noriu pabaigti. Jis gimė būti tarnu todėl, kad jis mylėjo. Kaip Kristus parodė savo meilę iki galo? Kaip Kristus parodė savo meilę iki galo? Mirdamas ant kryžiaus, bet yra prieš tai dar vienas įvykis.
plovė kojas. Jono 13. Savo tarnaimo pabaigoje ir gyvenimo pabaigoje Jėzus rodo mokiniams, kokių jis tikisi mokinių. Kokio širdies jis tikisi mokinių. Ir paskaitykime 1, 5, 12, 16 eilutės, Jono 13 skyriaus. Prieš Pasko šventę Jėzus, žinodamas, kad atėjo jo valanda iš šio pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savuosius pasaulyje, parodė jiems savo meilę iki galo. Kiekvienas žodis čia be galo svarbus. Parodė jiems savo meilę iki galo. Vakarienės metu, kai velnias jau buvo įkvėpęs Simono sūnaus Judo Iskarijoto širdin sumanymą išduoti jį, žinodamas, kad tėvas visą atidavęs į jo rankas ir kad jis išėjo iš Dievo ir eina pas Dievą, Jėzus pakyla nuo stalo, nusivelka viršutinius drabužius ir persiūjęs rankšluosčiu įsipila vandens į praustuvą ir ima plauti mokiniams kojas bei šluostyti rankšluosčiu, kuriuo buvo persiūjęs. 12 eilutė, 16. Nuplovęs jų kojas, jis užsivilko drabužius ir sugrįžęs prie stalo paklausė, ar suprantate, ką jums padariau? Ar suprantate, ką jums padariau? Nuplovei kojas. Tik tiek suprantate? Ar suprantate, ką jums padariau? Jūs vadinate mane mokytoju ir viešpačiu ir gerai sakote, nes aš tas esu. Jei tad aš viešpats ir mokytojas, pridedu čia jums. Nuploviau jums kojas. Tai ir jūs turite vieni kitiems kojas plauti. Aš jums daviau pavyzdį, kad jūs darytumėte, kaip aš jums dariau. Iš tiesų sakau jums, tarnas nedidesnis už savo šeimininką ir pasiuntinys nedidesnis už savo siuntėją. Jei tu nesi didesnis už Kristų, o jis plovė mokiniams kojas, tai ką tada tu turėtum daryti? Ką aš turėčiau daryti, jeigu mano Dievas plovė kojas ir sako, tarnas nedidesnis už mokytoją ir šeimininką? Apie ką aš turėčiau pamastyti? Matau, kad jums labai sunku klausyti, bet apie ką aš turėčiau pamastyti? Jeigu aš, būdamas tarnas, nesu didesnis už jį, tai kaip aš turiu gyventi? O jis plauna kojas. Tau. Jis plauna kojas. Ką aš turėčiau daryti? Ką aš turėčiau daryti? Kaip turėtų atrodyti mano tarnavimas? Iš kokio nuolankumo jis turėtų kilti? Iš kokio pripažinimo šalia esantys turėtų kilti? Iš klausimo, kaip tau patarnauti, kaip tau padėti, ką galėčiau padaryti? Ar suprantat? Štai ką rodo šita paprasta ir atrodo visai kasdieninė buitinė situacija. Kad Dievas lemia viską ir valdo visus dalykus ir jis žino viską ir niekas pro jo akis nepraslysta. Niekas. Net nusidėlio nuodėmė. Ir tas pats visą valdantis Dievas ateina tam, kad parodytų, kokia brangiai yra dangaus karalystė. Tai tarnų karalystė, kurie meilę nešioja vienas kito naštas. Ir atsisako viešpatauti.
valdyti. Aleliuja.